Esame kuro tyrimų laboratorijoje. Įmonė šilumai gaminti perka aplinkai draugišką atsinaujinantį biokurą. Biokuras tai yra susmulkinta mediena ir įvairios miško kirtimo atliekos. Iš kiekvieno gauto krovinio yra įmami ėminiai, o laboratorijoje yra nustatomi kokybiniai rodikliai. Čia yra nustatomi pagrindiniai kokybiniai rodikliai, kurie nusako biokuro kokybę. Tai yra drėgmė, pelenų kiekis ir šilumingumas. Visuminės drėgmės nustatymui biokuras yra džiovinamas 105 laipsnių temperatūroje, pelenų nustatymui biokuras yra išdžiovinamas, susmulkinamas ir deginamas aukštoje 550 laipsnių temperatūroje mufeliuose. O šilumingumui nustatyti yra naudojami specialūs prietaisai kalorimetrai. Galbūt ir ne kiekvienas pagalvotų, kad visoje šilumos gamybos toje grandinėje esame ir mes, o nustatyti biokuro tyrimus yra būtina, todėl kad pagal tuos kokybinius rodiklius, pagal tuos duomenis vyksta atsiskaitimai, o taip pat yra nustatoma ir kuro šiluminė energetinė vertė, jeigu taip tiksliau pasakius. Jeigu nustatome, kad atvežtas biokuras yra labai drėgnas, šlapias, daug pelenų, tai iš tokio biokuro mes gausime žymiai mažiau energijos, energetinė vertė jau bus žema. Per metus maždaug mes ištiriame apie 11 000 ėminių. Kiekvienas indas tyrimo mėginio yra sužymėtas specialiais barkodais, kuriuos mes nuskaitome. Ta atlikti mums labai padeda įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, kur yra įdiegta tyrimo duomenų apdorojimo ir perdavimo programa Scale Expert Laboratory.